Labas rytas. Palauksiu, kol pasijungs kažkas tai. Matau, jungiasi gerai. Po truputį jungiamės, pradėsim judėti. Taigi šiandien mūsų yra, labas rytas, paskutinė mūsų to trumpo blitz kurso diena apie pinigus, taip. Tai šiandien mes kalbėsime apie etapą manifestuoti arba kitaip pareikšti apie save, išreikšti save, parodyti save. Ir šiandien, kaip sakau, šiandien bus 5 etapas, bet buvo jau 4 dienos, ne 4 dienos, tai buvo 4 etapai, tai yra būtent šitas kursas, dar priminsiu, yra paremtas tikslo realizacijos kūrimo etapais, kuriuos aš jums jau papasakau, kokios jų priežastis ir kaip tai galima pradirbti. Tai aš tikiuosi, jūs darote, naudojate technikas, kas pirmą kartą prisijungiate, galite pasižiūrėti ankstesnius eterius ir pradirbėti. Šitie eteriai liks, tai galite, kaip sakau, bet kada atsidaryti ir peržiūrėti. O šiandien mes einame toliau ir dirbame su 5 etapu, tai yra manifestuoti. Manifestuoti, išreikšti save, parodyti save. Ir šitas etapas, kaip ir praeiti etapai, pritraukti, ne, irgi turi 2 pusės. Tai yra į vidų manifestuoti ir į išorę manifestuoti. Ir trumpai tada apie kiekvieną. Tai yra pirmas, tai yra išreikšti, parodyti save aplinkai, sociumui, tai yra į išorę. Paprastai kalbant, išeiti į žmonės ir pasakyti, štai žiūrėkit, aš turiu labai daug ko skanaus, ar tai yra projektai, ar tai kažkokie tai produktai, ne? Ir tai aš dabar galiu tai pasiūlyti. Ir aš pasiruošusi keistis. Ir jeigu prisimenate, aš buvau minėjusi, kad pinigai tai yra mainų energija, taip, ir atitinkamai manifestuoti padidintą finansinį lygį savo gyvenimą. Tai yra paleisti padidintus mainus. Mainų padidinimas. Tai mainų padidinimas su aplinka, su žmonėmis. Svarbu tai yra paleisti ir pasakyti, o ne turėti produktus arba projektus arba dar kažką tai ir tylėti, nes žmonės nesužinos. Taip? Kaip ir aš, pavyzdį, ne? Aš turiu tą patį neurografikos naudotojo kursą, turiu KSF žaidimą, turiu asmeninės konsultacijas, turiu dabar naują projektą, rengiu mano veiklos finansinis proveržis. Ir aš turiu apie tai kalbėti. To tikslas ir buvo mano netgi eteriai išėjimas, kad aš žmonėm labiau pareikščiau apie save, nors baimių begalė buvo. Tai vat, tas išėjimas ir pareiškimas, žiūrėkite, aš turiu ir aš pasiruošusi mainams, taip, yra va, tas manifestuoti viena iš pusių. Iš tikrųjų, šitame etape labai susidurėme su baimėmis, taip, pareikšti apie save, parodyti ir aš lygiai taip pat turiu tą baimę, aišku, jau sumažėjus, yra įvairiausių būdų tas baimės nuimti. Aš asmeniškai naudoju daug neurografikos, nuiminėjant baimės, blokų nuimimo algoritmų, bet iš tikrųjų yra daug kitų technikų, šiandieną iš jų duosiu jums, kad vat, būtent nuimti tą baimę. Nesakau, kad visiškai tą baimę nuims, nes susijusius gali būti labai su giluminiais dalykais, bet tuo metu nuimama baimė tam minutį ir tada atsiranda impulsas daryti ir svarbu tuo metu imti ir daryti. Tai vat, viena pusė yra išreikšti, parodyti save aplinkai, sociumui, taip, manifestuoti į išorę. Kita medalio pusė tai yra manifestuoti į vidų, tai yra leisti savo padidintą, pagerintą gyvenimo lygį. Ne šiaip sau leisti savo, ne? Kaip kalbėjom antrame etape, leisti savo būtent siekti to tikslo, bet leisti savo pagerintą, padidintą gyvenimo lygį. Ir galite atkreipti iš tikro dėmesį savo gyvenime, ko pas jūs daugiau yra, ar jūs neleidžiate savo išreikšti savęs, parodyti savęs, kitokio ar kitokios, ar jūs neleidžiate savo gyventi kokybiškesnio pagerinto gyvenimo.
Ir iš tikrųjų čia kalba neina apie, čia nėra svarbu pinigai, yra svarbu idėja, dėl ko man tie pinigai reikalingi. Ne? Aš dažnai kartoju, kad pinigai neturi ir negali būti tikslas. Pinigai yra partneris, kuris eina šalia, tai yra indikatorius, kuris parodo mūsų gyvenimo kokybę, tai yra instrumentas pasiekti mūsų finansinių arba kitų tikslų, tai yra tik tai instrumentas, instrumentas, indikatorius, taip, eiti ir siekti savo finansinių tikslų. Ir kaip suprasti būtent tą pagerintą kokybiškesnį savo gyvenimą. Tai yra, pavyzdžiui, įsigyti galbūt didesnį ir erdvesnį butą, arba net namą įsigyti, iš buto į namą, taip, aš daugiau sau leidžiu. Atostogauti ne 3 žvaigždučių viešbučiuose, o 5, apsipirkti brangesnėse parduotuvėse, leisti savo brangesnius galbūt mokymus. Tai yra gerinti savo gyvenimo kokybę, gerinti gyvenimą savo, ne kažkam tai, o savo. Dar paskui vėliau pakalbėsiu apie tai, kad čia nekalbama apie tai, kad aš dabar turiu pinigų arba neturiu netgi jų tam tikro ir aš pradedu švaistyti. Ne, čia reikia tikrai sąmoningai, netgi apskaičiuoti, duosiu netgi pratimą, kuris padės suvokti, kiek aš galiu, kad nebūtų tokio didelio pasipriešinimo ar paskui nebūtų skaudžių pasiekmių, kai pradėsiu švaistyti. Ne? Nes tada, jeigu švaistote, tai jau jūs nukrentate į tą 4 etapą su savo tikslu neišlaikyti, nesugebėti integruoti, tiesiog iššvaistyti. Čia truputį yra kitas aspektas. Taigi, 2 yra pusės šito etapo, tai yra išreikšti save į išorę, tai pareikšti apie save pasauliui, aplinkai, žmonėms, kad va žiūrėkit, aš turiu kažką labai skanaus ir aš pasiruošusi eiti į mainus. Kita pusė yra į vidų, tai yra manifestuoti į save, tai prasme, pagerinti savo gyvenimo kokybę. Ir dar vienas dalykas, apie kurį norėčiau būtent prieš šitą etapą pakalbėti, tai norint dalintis yra labai svarbu prisipildyti. Daugelis žmonių, daugelis žmonių, kai pradeda ir pareikšti apie save, eina į mainus, ateina daugiau pinigų, atiduoda save labai daug, taip, nepasikrauna ir tada įvyksta perdegimas. Tarsi daug darau, atiduodu savęs kitiems, o savo nieko neduodu, nes gal nėra laiko, gal nėra tą pačią laiko, nes labai daug dirbu. Ir tada, kaip sakant, užstringame šiame etape manifestuoti ir negalime tada pereiti į kitą etapą, tai yra pasikeisti jau. Tai yra labai svarbu atgauti savo resursus, pasikrauti tais resursais. Nebūtinai atgavimas resursų turi būti paremtas pinigais. Bet šitame etape mes kalbame, kad jeigu aš pareiškiu apie save, aš einu į mainus, aš pritraukiu daugiau pinigų, tai aš galiu jau sau leisti pagerinti savo gyvenimo kokybę ir atstatyti tos resursus. Tai gali būti masažai, poilsis, kelionė, kažkaip tai pasikrauti tais resursais būtent. Lygiai man tas pats irgi aną savaitę įvyko, su tais nepasikrovimo aš truputį pražiopsojau savo tą ribą, kai jau resursų sumažėjo, nes iš tikrųjų ir tie laivai, ir mokymai mano, ir aš dar pati mokiausi, ir aš jau gale savaitės pajutau, kad man visiškai nekas, aš neturiu resursų ir aš net toks noras gal ne tik kad dalintis, bet jau tiesiog nėra jėgų, atiduoti savęs kitiem, dėl to savaitgalis buvo visiškai be kompiuterio, tiesiog stengiausi atstatyti savo jėgas, ėjau pasivaikščioti, užsirašiau į masažą, kad man atstatyti savo resursus, kad aš pasikraučiau ir galėčiau tada vėl dalintis. Bet šitas yra labai svarbu, nes žmonės, kai pradeda labai daug dirbti, tarsi pritraukti tų pinigų savo gyvenimą, bet nebeturi laiko tuos pinigus leisti ir pasikrauti, nes kaip aš galiu duoti kitam, jeigu aš esu neresursi. Bet šitas yra labai svarbu. Ir kiekvieną kartą jį reikia papildyti, nepražiopsoti to taško, kaip aš irgi beveik pražiopsau, anksčiau tai apskritai pražiopsodavau tą tašką, jau būdavo liga arba dar kas nors. Dirbdavau, kaip nežinau, aš darboholikė totali, kaip sakau, vadinu. Ir tai yra investicija iš tikrųjų į save, investicija į savo būseną, investicija į savo gyvenimą, kad paskui galėčiau su daugiau jėgų vėl dalintis, vėl eiti į mainus ir tada vėl pritraukti pinigus.
Tai va šitas labai svarbus dalykas iš tikrųjų būtent šitam etape. Taigi šitie du aspektai yra tarpusėje labai susiję ir, kaip sakau, svarbu pasipildyti, ne? Mes einam į mainus, pritraukiam pinigus ir tuo pačiu tada aš tos pinigus panaudoju atstatymui, kad mano pilnavertė būsena būtų ir aš paskui galėčiau vėl dalintis su aplinka ir suktųsi tas ratas, o ne išsekau, perdėgiau, nukritau, viskas nieko nebenori, ateina apatija ir apskritai nieko nenori daryti, tada kol vėl atsistatai žmogus, vėl įsibėgėjai tas vėžes, yra praradimai. Tai dėl to yra svarbu labai save stebėti ir atkurti savo resursus, investuoti save, atkuriant tuos resursus. Ir šiandien mes būtent dirbsime su šiais dviem aspektais, išreikšti save kažkam, tai yra žmonėm, aplinkai, ir išreikšti gyvenimą savo, į save. Duosiu pratimus kiekvienam šitam etapui, kaip galima būtų padirbėti su tuo. Ir dar čia norėčiau paminėti, kad minėjau pradžioje, ne, kad čia yra susiduriama, kodėl užstringama būtent nenorima pareikšti apie save, išeiti į sociumą, pareikšti apie savo produktus ar paslaugas, ar tai, ką aš turiu, tai, ką galiu duoti, kad aš esu pasiruošusi mainams. Tai yra baimė. Taip? Ir didžiausias čia baimės tai yra pasmerkimo, taip, ir atstumimo. Kad mane išjuoks, sukritikuos, aš nebūsiu įdomi, pasirodysiu kvailai. Va šitos dvi tokios baimės, pasmerkimo ir atstumimo labai stabdo žmonės eiti į sociumą ir pareikšti apie save. Ir iš tikrųjų šitos baimės, aišku, susiformuoja pas mus vaikystėje, kaip ir daugelis kažkokių tai traumų, užtaisų ir taip toliau. Nes kažkada tai vaikystėje būti pasmerktam, atstumtam, būti neįdomiam buvo labai baisu. Taip? Todėl, kad tas tam tikrame lygyje tai asocijuodavosi su baime mirti. Iš tikrųjų, po šitomis baimėmis toliau kapsantis ir yra ta didesnė baimė, mirties baimė. Tai yra, pavyzdžiui, vaikas, aš neatlaikysiu pasmerkimo, atstumimo, man bus per sunku, todėl geriau numirti. Nekalbam apie tą tiesioginį numirimą, tai yra numirti, nebūti, ką man viso to reikia, tada dingsta interesas, veikimas, kažkoks darimas, ne, aš geriau užsidarysiu ir nebūsiu, nes nėra tikslo, nes mane pasmerks, mane sukritikuos, aš geriau pasėdėsiu pasislėpusi po pernykščiais lapais, nepasakiau, po šakom, kad tik tai manęs nematytų, nes kitaip mane pasmerks, sukritikuos, o aš nenoriu mirti, nes iš karto asociacija yra su mirtimi. Ir aišku, šitie dalykai vyksta giliai pasąmonėje, žmogus tikrai nesupranta. Ir tame amžiuje, kiek jums ten galėjo, ir dažniausiai tai būna 3, 4, 5, 8, kartais ir paauglystėje 12 metų, ne, atsitinka ta baimė atsiranda, susiformuoja jinai ir jinai užstringa. Ir ta dalis gyvena mumise. Ir būtent kai mes dabar suaugusiame amžiuje norime pareikšti apie save, ta dalis duoda žinoti apie save ir mes nebedarome. Baimė, kad pasmerks, baimė, kad atstums. Aš atsimenu pavyzdį, gal maža tai neatsimenu, bet mokykloje, man rodos, gal 12-13 man metų buvo, politologijos pamoka, iki šiol atsimenu, dar kaip stalai stovėjo, atsimenu, ir mokytoja paklausė manęs, mane iškvietė maros prie lentos ir pasakė, kad aš turėjau kažką papasakot ir aš išsakiau savo nuomonę. Ir mane jinai prie visų tiesiog sudirbo, tada visi juokėsi ir man buvo taip baisu, kad, kaip sakau, norėjau pasislėpti ir daugiau nepasireikšti. Ir iš tikrųjų labai ilgą laiką dėl to aš bijojau sakyti savo nuomonę, nes mane išjuoks, pasmerks, o aš nenoriu to, tai geriau patylėsiu. Ne? Ir dažnai tikrai pas žmonės dėl to tas ir atsitinka. Ta dalis duoda žinoti apie save, mano 12-13 metų išlenda, patirtis yra, kad mane išjuokė, sukritikavo ir aš daugiau to nebenoriu, dėl to neinu ir daryti. Taip? Tai svarbu yra iš tikrųjų su ta dalimi, tą dalį pradirbti. Šiandien aš duosiu tokį paprastesnį, aišku, pratimą, nes ir laiko atžvilgiu, bet tikrai jisai tuo momentu padeda ir galima įgavus impulsą padaryti veiksmą. Giliau pradirbti, aišku, žiūrint nuo traumos, sunkumo
Yra ir kitų metodų, taip pat ir neurografika ta pati galima dirbti, bet iš tikrųjų su vidiniu vaiku galima daug stipriau padirbėti. Aš dirbu ir su metaforiniam kortom, būtent iš KSF žaidimo, kad dirbama su vidiniu vaiku, kuris yra tiesiog užgoštas, ne? Oi, koks pažįstamas jausmas dėl pasmerkimo ir baimė sakyti savo nuomonę. Taip, čia aš manau, kad pas daugelį šitas dalykas yra ir tikrai ne viena situacija, ir kitų situacijų per gyvenimą susideda ne viena, ne dvi, jis dar labiau užsikapsuliuoja tą baimę ir kiekvieną kartą mums tų, kaip sakant, susirinkę esam patirčių nemalonių ir tada mes netikime, kad gali būti kitaip. Tai va, tai su ta baime iš tikrųjų yra reikalų. Tai va, pirmas pratimas, jeigu norite, galite ir dabar daryti, tiesiog pajausti tą dalyką, ką dabar sakysiu, galite ir vėliau, tai mes su tą baime padirbėsim. Tai kai yra pas jūs atsiranda baimė, pavyzdžiui, dabar pavyzdį imsiu, nežinau, išeiti eterį, ne, arba parašyti tą patį postą apie save, nes dabar socialiniai tinklai apskritai yra terpė, kur mes galim pareikšti apie save, iš tikrųjų labai, išnaudoti reikia tai. Ir aš jaučiu baimę išeiti į eterį arba parašyti postą. Aš nežinau, aš tiesiog bijau vėl to pačio išlenda mano pasmerkimas, atstumimas. Tuo metu, kai taip atsitinka, užduodate savo klausimą. Kiek dabar man metų, kai aš bijau? Taip, kiek man dabar metų, kai aš bijau? Galite užsimerkti, tiesiog pajauskite. Gali netgi išlysti ir ta situacija, ne, istorija iš vaikystės kažkokia, tai gali ir ne. Tiesiog tada paklauskit savęs, ne iš proto, tiesiog pajauskit, kiek jums dabar metų, kiek tai mergaitė ar berniukui, kuris dabar bijo išeiti į eterį, bet kiek jie metų dabar, taip, kuris bijo. Ir iš tikrųjų, kaip ir sakiau, jūs pasijusite 3, 5, 8, 12 metų, ne? Nes tai yra vaikystė susiformavęs tą baimę pasmerkimo, sukritikavimo. Labas rytas, dar kas jungiasi, matau. Tai vat pajauskite, kiek jums metų. Pajauskite tą periodą, kuriame užstrigo ta vidinė dalis, kuri atsakinga už tokį pasireiškimą. Drąsiai pasakyti apie save, ne? Kiek jų metų? 3, 5, 8, taip, gal 12. Ir jeigu dabar jūs apėmė kažkoks liūdesys, ir tai yra normalu, liūdesys, galbūt noras verkti, leiskit savo to padaryti, ne? Tai reiškia, kad ir tai rodo, kad jūs papuolėte į tą vidinę dalį, taip? Tarsi susitapatinote su tuo vaiku 3, 5, 8 metų. Nes iš tikrųjų iš suaugusio pozicijos mes kitaip žiūrime. O jūs dabar, jeigu pradėjot arba liūdesys arba paverkti, tai jūs vėl grįžote į tą dalį, užaktyvinote tą vidinį vaiką, kuris buvo kažkada tai atstumtas, išjuoktas, pasmerktas, taip, ir tiesiog jūs patirėte tuos spec efektus. Tai vat pajutote, kiek jums metų, būtent kai jūs bijote. Ir dabar iš tikro svarbu prisiminti, kiek man metų dabar. Tai paklauskite savęs, aišku, jūs žinote, ne, kiek man metų dabar. Aš tą situaciją gal panagrinėsiu savo, ne, man ten buvo 12 metų, kai mane išjuokė prieš klasę, sukritikavo mokytoja ir iškart susiformavo pas mane tas pats ir įsitikinimas, ne, kad geriau patylėti, nekalbėti, nes pasmerks ir čia baisu yra. Ir tada aš paklausiu, o kiek iš tikro man dabar metų? Man dabar 42, taip? Man ne 13 metų, kaip tada mane išjuokė, man 42. Ir tada iš tos pozicijos 42 arba tiek kiek metų, aš pasižiūriu save, tą mergaitę, 3, 5, 8 ar ten 13 metų, ne? Ir mintise galite prieiti prie jos, apkabinti, ištiesti jai rankas, ne? Ir pasakyti tokius žodžius, kad aš tave matau, aš dabar rūpinsiuosi tavimi, tau yra saugu, taip, aš tave apginsiu, dabar aš tave mylėsiu. Ir dar net gali tokią frazę pasakyti, aš būsiu geriausia mama tau dabar. Nes iš tikrųjų idealiausia yra savo vidiniam vaikui būti
mama savo vidiniui vaikui. Taip galite pasakyti ir savo žodžius. Tiesiog pabūkite su to vaiku vidiniu, paguoskite, apkabinkite, pasakykite, kad dabar aš rūpinsiuosi tavimi, aš dabar tave mylėsiu. Taip. Ir sakant žodžius galima vėl irgi apkabinti, pažiūrėti į akis ar paimti rankas, tiesiog pajauskite, ką jūs norite padaryti, ką jūs norite pasakyti tam vidiniui savo vaikui. Taip pat gali dar pasakyti tokius žodžius, kad dabar mano atsakomybė rūpintis tavimi, o tu galėt žaisti, net galite įsivaizduoti, ne kažkokia ar smėlio dėžė, kiek ten metų vaikui, ne, ar pieva, ar kambarį, ne, tiesiog, kad tu dabar gali žaisti savo vidiniu vaikui, pasakykit, kad aš dabar pasirūpinsiu tavimi, dabar yra mano atsakomybė rūpintis tavimi, o tu gali žaisti ir būti vaiku. Taip. Gali prasidėti spec efektai, tai gali ir pykinti būna, verkti irgi, ne, tai tada nepamirštam vėl, svarbiausia kaklą sukinėjam raumenis įjungiam čia, kad aš čia, man dabar 42 metai, prisimenat, ne, nes jūs galite vėl įkristi į vaiko to poziciją, man 42, aš esu čia, man yra saugu, taip, kad grįžtumėt į savo poziciją. Dar galite pasakyti, iš tikrųjų labai svarbu vidiniam vaikui pasakyti tokius žodžius, kad man labai gaila, kad taip ilgai tave atstūmiau ir tik dėka tavęs aš išgyvenau, nes iš tikrųjų būtent to vidinio vaiko, kuris tuo metu buvo atstumtas, jisai išgyveno, jisai tą skausmą, baimę sulaikė, ne, išgyveno tą ir to dėka dabar aš esu, jeigu taip žiūrėti. Bet ir galite pasakyti, kad man labai gaila, kad aš tavęs nemačiau, bet aš dabar tave matau, padėkoti, dėka tavęs aš išgyvenau ir dabar aš tavimi pasirūpinsiu, dabar aš rūpinsiuosi tavimi, tai yra mano atsakomybė. Iš tikrųjų, mūsų pasąmonė labai didelis gali būti atstumimas, kad čia visiška nesąmonė, kad taip nebus, patirtis yra sena. Galite pasakyti dar tokius žodžius, kad jeigu tu ir tuo netiki, bet tai tiesa. Ir taip bus. Ir jeigu dar gal, ir netgi jei anksčiau buvo ir kitaip. Tiesiog pasakykit žodžius, nes iš tikro žodžiai daro labai didelį efektą. Taip. Ir paskui gale išsakius viską savo vidiniam vaikui, galite padovanoti dovaną, galite apkabinti. Taip. Pajausti. Dar kartą. Ir tada, kai jūs vėl grįžtate čia ir dabar, tikrai įvyksta vidinis kažkoks tai pokytis. Ir būtent to pokyčio impulso pagalba aš eimu ir padarau iš karto tą dalyką, dėl ko aš bijau. Bet atsiranda baimė, paklausiu, kas jaučia tą baimę, kiek vaikų tam metų, kuris jaučia tą baimę. Tada aš asocijuosiu, kiek man dabar metų. Aš pasikalbu su savo vidiniu vaiku, aš jį nuraminu, taip, užtaisas sumažinamas ir tada būtent tame momente aš gaunu impulsą ir darau. Nes jeigu aš nepadarysiu, paskui vėl gali išlįsti, nes tai yra negiluminis darbas su vidiniu vaiku, tai yra tik tai tas nuėmimas užtaiso, kuris šiuo metu man gali padėti imti ir padaryti tą, ko aš bijau. Tai yra iš tikrųjų labai svarbu, nes mes galime dirbti daug su savim, kiek aš irgi jums daviau praktikų, technikų, ne, su savim dirbti, su tais vidiniais blokais, pravalyti, bet iš tikrųjų paskui svarbu yra atlaisvinus tą energiją, imti ir daryti. Neatsitiks, nepasikeis niekas, jeigu jūs nedarysit. Veiksmai yra labai svarbus. Imti ir padaryti. Nebūtinai dideliais žingsniais, galbūt mažesniais žingsniais, bet imti ir padaryti. Gerai? Ir iš tikro daugelis žmonių mėgsta ir tiksliau galvoja, kad kažkokią tai, kaip sakiau, techniką padarė ir pokyčiai vyks savaime. Neįvyks jie savaime, reikia daryti. Ir svarbu dar irgi savo kartoti ir daryti, sakyti, kad tai aš darau, ne? Tai mano pastangomis tai viskas vyksta, nes tai jūs darote. Galbūt kažkas, aš duodu techniką, galbūt kažkas palaiko, kažkas tai padrasina, bet patį veiksmą darote jūs. Tai irgi labai svarbu prisimti tą rezultatą, kad tai jūs darote.
Tai va tiek su ta dalimi, kuri nenori pareikšti apie save, išeiti į sociumą, papasakoti apie save, ko pasekoje, išeiti, ta prasme, į mainus, ko pasekoje pritrauktų daugiau pinigų savo gyvenimą. Tai va su ta dalim dažniausiai yra baimė. Baimė yra susiformavusi vaikystėje. Tai va jeigu atsiranda baimė, jūs iš tikrųjų galite supratimą visą laiką padaryti. Svarbu, kas jaučia tą baimę, kiek tam vaikų metų, kiek dabar atsiminti man metų ir, kaip sakau, pradirbame. Tai čia toks vienas pratimas. Kita medalio pusė tai yra leisti savo kokybiškesnį gyvenimą, geresnį gyvenimą, leisti daugiau, išleisti tų pinigų, ne švaistyti, bet išleisti. Ir šitas antras pratimas, jisai skirtas būtent tai daliai, kuri išreikšti gyvenimą savo, ne kažkam, bet savo išreikšti. Ir čia priminsiu iš tikrųjų apie taip vadinamas finansinės lubas ir finansinės grindis. Tai yra finansinės grindis, finansinės lubos. Finansinės grindis tai yra tai, kiek aš minimaliai išleidžiu patenkinti savo poreikiams, nesistengiant labai daug dirbant. Finansinės lubos tai yra tie, kai aš jau įdedu pastangų, atrandu daugiau, galbūt sukuriu projektų, galbūt sugalvoju naujas veiklas, kad pakelti savo finansinį lygį. Ir būtent ir šitie pratimai, bet labiau mes pradirbinėjame tai, kas yra žaidime, kai yra ne pakeliamos lubos, o pramušamos. Kai jau kitam lygyje aš esu, kur grindys yra mano finansinės lubos. Taip. Bet kas yra dar svarbu? Čia pas mane irgi tokia praktika buvo su manimi, kad mano lubos aš kėliau, viskas yra gerai, aš jų pritraukiau, bet mano grindys buvo labai žemai. O kadangi tas saugiausias skirtumas tarp grindų ir lubų yra 2-3 kartai, tai man buvo labai svarbu pakelti savo grindis, nes aš neleidau savo to kokybiškesnio gyvenimo, nors pinigų jau ateidinėjo, aš jau uždirbau ir iš savo veiklos, ir dar iš senos veiklos, vis daugiau, bet aš to neleidau, nes vis irgi tos baimės buvo, o jeigu prireiks kažkam kitam ir taip toliau, aš neleidau savo kokybiškesnio gyvenimo, nes man atrodė, kad baisu išleisti tos pinigus. Taigi, man buvo svarbu pakelti grindis, tada aš jau galiu ir su lubomis, bus saugus tas dalykas ir eiti link to finansinio tikslo. Tai buvo labai sunku, labai buvo baisu pakelti iš tikrųjų tas grindis, nes atrodė, kad o Jėzus gal prireiks kažkur kitur tų pinigų, bet ką aš leidau savo, aš dabar leidžiu savo kiekvieną mėnesį masažą, kiekvieną mėnesį vieną kartą vatsų terapiją, taip pat užsakinėju Young Living eterinius aliejus, savo, tai kiekvieną mėnesį ta suma eina. Taip pat, kas čia dar, kažkas tai dar buvo, užmiršau, bet aš daug savo pradėjau leisti ir pastebėjau, kad tikrai pinigų nesumažėjo, tiesiog tada aš ir pasikraunu, kaip kalbėjau, balansą statau ir tada aš einu vėl į mainus. Taigi, koks čia pratimas būtų? Šis pratimas yra būtent pakelti finansinės grindis. Jeigu aš jau uždirbu daugiau, pritraukiu daugiau pinigų, aš jau link tai kylu link finansinių savo lubų, bet mano grindis vis dar žemai. Aš neleidžiu savo pakilti aukštesnį lygį. Tai būtent grindų pakelimas leidžia savo daugiau ir leidžia išeiti į tą kokybiškesnį gyvenimą. Taip. Aišku, reikia, kaip sakau, apskaičiuoti, nepradėti leisti visur bet kur, tiesiog galite susiskaičiuoti savo pajamas, savo išlaidas, kiek aš galiu pakelti per šį mėnesį. Pavyzdžiui, galbūt aš dabar galiu pakelti kiekvieną mėnesį daugiau skirti 100 eurų arba 200 eurų daugiau. Dar prisiminiau, tenisą pradėjau lankyti. Irgi, ir kiekvieną kartą. Paskui treniruotės pradėjau kitas lankyti. Aš leidau savo daugiau. Tai pirmiausia, paskaičiuojama, kam aš išleidžiu dabar. Taip. Ir tada galiu pasikelti tas grindis, kam aš dabar norėčiau daugiau išleisti. Taip, ko negalėčiau atsisakyti, kuris man yra svarbus dalykas. Tai čia pirmas dalykas. Ir
tada va, tas būtent kokios išlaidos pas mane jau yra, kiek aš galiu pakelti, kad nebūtų man tai skaudu. Nereikia, kaip sakau, švaistyti, bet po truputį leisti savo kokybiškesnį gyvenimą, daugiau įsileisti. Nes kuo jūs daugiau įsileisite, kelsite savo gyvenimo kokybę, jūs būsite resurse irgi, tada galėsite eiti į didesnius mainus ir dar daugiau pritraukti pinigų savo gyvenimą, kas parodys, kokia jūsų gyvenimo kokybė, kad jūs einat savo keliu, kad jūs siekėte savo tikslų, taip, ir tai, ko norite. Tai šitas pratimas man iš tikrųjų labai nepatikdavo, aš labai nemėgstu skaičiuoti, kiek aš išleidau, kiek aš turiu, bet iš tikrųjų labai leidžia suvokti, kiek aš galiu sau leisti, o ne tik švaistyti. Nes jeigu mes neapskaičiuosim, nesąmoningai pradėsim leisti, nes, tik aš turiu leisti savo, ne, tai tada gali būti dar blogiau. Čia reikia sąmoningai, su protu, be jokių tokių švaistimų iš šonus į dešinę ir į kairę. Taip, kad ir kaip keistai skambėtų, bet tai irgi padės pakelti pajamas. Ne? Tas atrodo leidimas, bet jis iš tikrųjų padės pakelti savo pajamas. Tai vat būtent toksai yra tas 5. etapas, kuris leidžia pradirbti tą savo dalį, kuri bijo pareikšti apie save, ir tada pakelti savo gyvenimo kokybę. Ne? Pažvelgti, kad aš galiu daugiau sau leisti. Tai tiek manifestuoti. Po manifestuoti iš tikrųjų eina 6. etapas, bet kurio mes kaip ir nebedirbsime, tai yra etapas jau pasikeisti, ne? Kai aš praėjau visus, leidau, užsinorėjau, taip, išsikėlus finansinį tikslą, leidau savo jo siekti, pritraukiau, tai yra dariau veiksmus, neišvaiščiau, o integravau. Manifestavau, tai yra jau pareiškiau apie save, žiūrėkite, aš noriu eiti su jumis į mainus, su aplinka į mainus ir keliu savo gyvenimo kokybę, ir tada jau aš pasikeičiu. Žinoma, etape pasikeisti dar būna irgi tam tikrų blokų, mes irgi juos ten bet daug mažiau pradirbame būtent KSF žaidime. Kodėl? Dėl to, kad žmogus, kai pasikeičia, jeigu jis labai greitai pasikeičia, jis išeina į naują visiškai finansinį lygį, jis nespėja per tą etapą susirasti ne tik draugų, bet tos aplinkos, kuri panaši į jį, o senoji aplinka arba nenori eiti su juo, arba nepatempia su juo kartu. Ir tada žmogus tarsi pasijunta vienišas, jis tada nenori kilti aukščiau, nenori būti aukštai, bet nenori palikti ir, ne tik kad žemiau, bet tuos draugus, kurie, arba aplinką, tą tiksliau, ne draugus turiu omeny, aplinką, kuri yra kitame lygyje. Dėl to jisai viską nusispjauna ir vėl nukrenta tada, ir vėl uždirba mažiau. Tai vat, tam 6. etape yra tam tikri niuansai blokų, dėl to yra labai svarbu finansinės lubas kelti nestaigiai, nes būna kartais žmonės užsinori 5 kartus pakelti ten pajamas arba 10, tada reikia suvokti, kad iš tikrųjų tada gali visiškai sugriūti gyvenimas ir viskas restartuosis iš naujo, nes būtent iš tos veiklos, kurią jūs dabar užsiemate arba darbu, jūs nesugebėsite tiek pakelti, dėl to viskas sugriūna ir tada statote viską iš naujo. Kažkokią kitą veiklą. Gali ir tai būti. Dėl to reikia saugiai ir ekologiškai daryti tuos dalykus, kurie kad neišmuštų mus iš vėžių. Tai va, tokie yra etapai, matau širdutes, labai ačiū širdutes. Tai galbūt dar norėčiau pasakyti ir priminti, kad šitie etapai būtent yra iš transformacinio žaidimo KSF pinigų ribos. Juose žaidimas pats parodo, kuriame kūrimo etape, realizacijos etape jūs esate su savo finansinė užklausa, nes galbūt jūs esate leisti savo, jūs neleidžiate net pagalvoti apie tai, arba jūs esate nepritraukėt, nedarot veiksmų, o galbūt būtent šitam 5. etape manifestuoti, nepareiškėt apie save. Ir jeigu, kai žaidimas parodo, kuriame jūs etape esate, aišku, jeigu nežaidžiant žaidimo, jūs galite irgi, kai kurie rašė komentaruose, kad aš esu tokiam etape. Taip, mes galime jausti ir suprasti, kad būtent su savo tikslu aš esu šitam etape. Tai yra, kodėl užstringama? Dėl to, kad yra ten blokai,
kurie neleidžia judėti ir išeiti į kitą etapą arba jau išeiti į kitą finansinį lygį. Tai vat, būtent KSF žaidime mes labai giliai pradirbame. Tai vat, prasideda šita kelionė sausio 31 dieną, tai jau kas norėsit, tikrai prisijunkite, tai yra beveik 2 mėnesių kelionė. Bus, kaip sakant, užduotis video formatu Telegram programėlėje. Dirbsite savo tempu, tas užduotis darysite, aišku, su mano pagalba, su mano palaikymu, tai kaip sakau, atsakomybė jūsų, darysite jūs, bet aš jeigu matysiu, kad žmogus stringa, visą laiką esu šalia, aš ne taip, kad atiduosiu užduotis ir jūs darysit, ne. Tai yra, aš būsiu kaip pagalbininkas, turbūt pasakyčiau, šalia einantis, kuris padės būtent išeiti iš tų užstrigusių dalykų. Ir dar kas yra pliusas šito žaidimo iš tikrųjų, kad jūs tas technikas, kurias jūs gausite, jūs galėsite jos naudotis visada. Tai yra, jeigu jums išlenda įsitikinimas ar antrinė nauda, būtent ne žaidimo metu, jau gyvenime, vėliau jūs atsidarote, kaip sakau, tas praktikas ir pradirbate, nes bus ir meditacijų, ir technikų, ir kitų dalykų. Tai vat tiek turbūt apie užbaigimui trumpą šitą kursą apie pinigus. Kaip ir minėjau, tai, kas rašė komentarus po visų šitų laivų, kad atliko praktikas ir kas keitėsi pas juos, kas darėsi, būtent atlinkant technikas, tai šeštadienį galbūt aš paskelbsiu nugalėtoją, kuris galės ateiti kursą, tą žaidimą su 50% nuolaida. Tai kas dar neišklausėte visų arba norite sudalyvauti, tai dar turite, kaip sakau, laiko pradirbti ir pažiūrėti kitus eterius ir padaryti tas technikas komentaruose po eteriais parašyti ir tada aš šeštadienį paskelbsiu, kas nugalėtojas. O kas norit iš tikro, tai čia pabandyti, pažaisti, pradirbti, tai visą laiką kviečiu. Tai tiek šiandienai. Ačiū Jums, kad klausotės, kad dedat širdutes, tikiuosi jums yra naudinga, nors kažkiek, nors ir 1%, tai yra jau man yra džiaugsminga, kad jeigu ir išnešate, kad ir nors 1%, tai ačiū Jums labai, gražios dienos, rytoj susitinkam irgi dar eterį, aš pasakosiu apie pinigų psichologiją, o penktadienį pasidalinsiu su žaidėjo, kuris žaidė šitą žaidimą, būtent KSF papasakos ne iš mano lūpų, bet ką jinai išgyveno, kas su jie keitėsi, kas vyko, kad jūs išgirstumėte, jeigu norėsite, ne iš mano tik tai lūpų, bet iš klientų lūpų. Tai ačiū Jums labai, gražios dienos ir tada susimatom rytoj, kas gali 9 ryto, kas įrašuose. Tai iki ir gražios dienos.